Nu, paskutinį klausimą jau turbūt baigsim šiandien. Šioje knygoje radau, sakinį, kad geriau grūdų nevalgyti, tik tais daigintus. Grūdus. He found in your book a statement that it is better to eat grains only when they are sprouted, but not unsprouted grains. That's correct. What's the problem? Koks klausimas? Kame klausimas? Tai grūdus valgyti ar grūdus nevalgyti? So can we eat unsprouted grains? Jūs nenorėtumėt valgyti gruodus, kur nebuvo mažiausias gruodus, tai nori per naktį užmerkti su šiltu vandeniu, tai jie pasikeičia, bus suvirškinti su tais enzymes, kur yra tuose gruodus. Jeigu tu valgai gruodus, ar sėklas, ar riešutus, kur nebuvo per vandenio baptizmo, kaip sakant, tai jie yra velnio užimti, kaip sakant. Nepakrikštyti grūdai. Tai, kaip sakant, yra juose enzyme inhibitors, kur padaro silpnina tavo virškinimą, turi phytates ir oxalates, kur neleidžia tau sunaudoti mineralus, paskui turi visokių labai sunkiai suvirškyti baltymų ir paskui, kaip sakant, ir fats, kaip tas yra? Kas tokio? Fats. Riebalai. Visokių labai sunkiai suvirškyti riebalų, bet kai tu į vandenį dedi, tai pradeda keistis viskas. Išmeta iš to sėklos, kas dalykai negerai ir pradeda augti. Tai labai daug tų enzymes pasiaukština ir pasidaro skanesnis, taip kai su gruodais, tai ta krakmolas susimažina ir pasidaro į cukrių ir labai geresnis skonis ir dabar tau bus sveikesnis maistas. Bet yra gerai nors 2 dienas, mažiausia 1 dieną auginti, kaip sakant. Tai kai po to vandenio pamerkimo, tai paskui tą vandenį nuplovė ir išmetė ir numazgoja tuos daigus ir vakare ir iš ryto 2 kartus į dieną, tai už 24 valandų, tai dabar jau turi tokį mažiuką augimą ant jų ir jie yra saldesni ir labai daug žmogui duoda jėgos, kaip sakant, dėl sveikesnio, stipresnio gyvenimo. Ačiū. Jeigu reiškia, paimu avižų saują ir nevalgyčiau. Taip, va, tiesiog sauja. So he says, just if I take a handful of grains, I cannot eat them. That's right? Not sprouted, not soaked. No. Jūs nelabai visuomet galima pabandyti, jūs galite naudoti kinesiology ar su pendulum ir paklausti tą klausimą, bet tuo pačiu gali suvalgyti. Ir suvalgiai, sukramty gerai ir pamatysi, kad, mano pilvas skauda ir daug bus bezdalų ir nesmagiai jaučiasiais, kaip sakant. Aš žinau, kad šitą, ką jūs sakot, buvo labai sena knyga, kur buvo apie 60 gal metų, gal daugiau, 70, kai buvo parašyta vardas raw eating, žalių valgymo. Ir tokiu žmogus ir jis augino savo vaikus su tuo, bet pažiūrė į paveikslus, kad tie vaikai turėjo tokius krepšiukus po akių, reiškia, jų kidniai nebuvo lenksmi ir jie netrodė, kaip sakant, labai lenksmi, dėl to, kad nelabai skanus maistas.